retorinį klausimą. Retorinį, niekam atsakinėti nereikia. Ar geriau vaikui, kuris mokosi, tarkim, 1-4 klasėse, būti ugdomam atskiroje pradinėje mokykloje? Ar geriau tam vaikui eiti į mokyklą, kur yra 1-10 klasės arba dar šiuo metu ir 1-12 klasės? Tai matyt, čia atsakymo nereikia iš tą klausimą. Akivaizdu, kur vaikui geriau. Bet kai kurių savivaldybių tarybų nariai nežiūri, kur vaikui geriau, o priminėja sprendimus, kad mažas pradinės mokyklas miestuose reorganizuoti arba likviduoti ir kad vaikai eitų į tas didelės mokyklas. Tai jeigu mes čia visi susirenkam ir sakom, kad kitiem 10 metų užsibrėžiam daryti viską, kad vaikam būtų geriau, tai tada turėtume taip ir elgtis. Nes aš pasakysiu tokį dalyką, va čia turiu ir vis pasivartau Lietuvos 15 vyriausybės programą. Tai jeigu norit gerai pasijuokti vakare grįžę namo arba savaitgalį, pasiskaitykit švietimo dalį programos ir jūs įsitikinsite, kad galite tą padaryti. Jeigu norit, galiu porą citatų, bet gal nereikia, kam čia reikia. Tai man atrodo, jeigu mes deklaruojam, kad vaikui būtų geriau, tai nežiūrėkim tada ten tų krepšelių pakanka ar nepakanka. Toliau antras retorinis klausimas. Čia gal tik tai miestam aktualus. Ar geriau vaikui mokytis mokykloje, kurioje yra 1500 mokinių, arba 1000, arba 500? Tai matyt vėlgi atsakymo nereikia, akivaizdu, kad mokykloje, kurioje yra 500-700 mokinių, tai yra optimalaus dydžio mokykla, taip? Ir aš sakiau ką tik ir dar kartą galiu pakartoju, mokinio krepšelio metodika užtikrina, kad mokykloje, pagrindinėje mokykloje, atsakingai sakau, su 520 mokinių, mokinio krepšelio lėšų pakanka ir viskas tvarkoj. Tai ar dabar reikia galvoti, jeigu yra 2 mokyklos, pagrindinės mokyklos po 500 mokinių, kad padaryti vieną tą mokyklą ir vėl kaip silkės būtų? O kur tos tada erdvės, kur va čia turbūt Rokiškio vicemeras kelia klausimą? Tai kai toj mokykloje, kuri suprojektuota 900 mokinių, yra 500 mokinių, tai jiem yra super sąlygos ir ten erdvių galima prisidaryti kokių nori ir perprojektuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, mano palinkėjimas yra, čia Ričardo nėra, bet yra ministro patarėjas Albertas Lakštauskas. Ričardas gal ir girdė. Mūsų strategijoje turi būti įrašyti tokie dalykai, kurie pasakomi vienu sakiniu. Padarykime ateinantį 10-metį viską, kad geriau būtų vaikui. O jeigu dabar apie tas kaimiškas savivaldybės arba tuos, tai ir čia reikėtų, aš nežinau, kaip čia rasti tą aukso viduriuką. Bet iš tikrųjų akivaizdu, kad jeigu krepšelio metodika lemia tų nedidelių mokyklų uždarimą, reikėtų čia kažkokį kompromisą rasti. Nes bendrauju ir tą padėtį žinau, va jūs labai gerą Kupiškio berods, gerbiamas meras, ar Kupiškio? Pasakė pavyzdį, kur va matot, viena konkreti seniūnija, 2 gimsta ir 40 miršta. Tai kas važiuos į tą seniūniją, jeigu toj seniūnijoje nebus mokyklos ir reikės anksčiausiai keltis vaikus ir mažiukus kažin kur vežti. Ačiū.